Sveiki kolegos, šiandien noriu Jums parodyti, kaip susiūti lengvai šifono detalės. Ir šitas būdas labai tinka, kai reikia susiūti apykaklės, kišenes, lenktos formos detalės. Taigi, einam siūt. Kągi mums reikia padaryti? Imu savo mylimą šifoną, kurio aš praktiškai beveik nejaučiu rankose. Labai plonas jis yra, labai slystantis. Tarp kitko, kaip kirpti šifoną, aš esu įdėjusi pamoką, prašom naudotis, aš ją visada irgi šitaip naudojuosi. Ir kągi, imam detalės, sudedam tarpusavyje, galite daikstyti, smeigti smeigtukais, vienu žodžiu, kaip jau jums ten reikia. Ir kągi mes darom? O naudojam paprastą popierinį rankšluostį, ploną servetėlę, bet ką, viską, kas lengvai plyšta. Dedam savo detalės ant tos servetėlės. Kadangi mano pavyzdys, tai aš jau čia nebedaikstysiu. Esmė tame, kad mašinos dantukai puikiai transportuoja popierių. Ir tarp kitko šifonas ne taip stipriai slysta uždėtas ant popieriaus. Jūs netgi galite prisisekti prie to popieriaus detalės. Jos tada jums neslidinės ir siuvam. Susiuvam. Tarp kitko, tokiu būdu puikiai išsisiuva visokie kampai, visokios figūrinės detalės yra, žinokit, labai lengva. Ir kągi dabar daryti toliau? Aišku, nusikirpti siūlus. Toliau, kadangi popierius labai gražiai plyšta, jį labai švelniai plėšiam, va taip vat. Nereikia skubėti. Ir plėšiam, kiek galima arčiau siūlės. Va, vis taip, bet jums ir suplyš. Vieną dalį atplėšiu, sekančią dalį traukite švelniai. Va, šiek tiek va tai va prilaikom ir gražiai mes šį va iš siūlės iškrapštysim. Beliko, va, tik tai va šitą va makaroną išimt. Va todėl ir reikalingas servetėlė arba kažkoks tai popierinis rankšluostis, kuris lengvai plyšta. Paprasto popieriaus nerekomenduočiau naudoti, todėl kad jisai gana toksai stiprus yra. Ir paskui, kai plėšit, tai gali pagadinti siūlės visą tą susiuvimą. Prašau, matosi, puikiai susiūta. Taip kad, kolegos, prašom, naudokitės mano patarimais. Su jumis buvau aš, Ramunė Savelienė. Susitinkam kitose pamokose.